prasidėjo žiauriai. Urte, kaip tu jauties, kaip prasidėjo tavo rytas? Ar pasakot tiesą? Pasakok tiesą? Tiesą? Negali. Tai žodžiu, nuo šiandienos, šiandien yra antradienis, yra jėgos savaitė, tai nuo šiandienos pradėsiu kurti tokį video, stengsiu kuo daugiau nufilmuoti ir parodyti tą kelią iki Utėmiai, iš tikrųjų koks jis yra. Nes galbūt visiems atrodo, kad kovotojai yra būti lengva, bet iš tikrųjų tai yra varginantis dalykas ir ganėtinai sunkus dalykas. Tai va. O daugiau, nu ką, dabar yra rytas, vežam vaikus į mokyklą ir į salę. Prieš patį Lietuvos rolių čempioną. Tai žodžiu, visą programą yra iš Andriaus Durulino ir kažkur buvo žiauru. Pradėjom sportuoti 8, o užbaigėm 9:30. Mes iki 9:30 turėjom laiko. Taip iškai gaila, kad paskutinio pratimo nepabaigėm, bet pati pradžia yra gera. Kur mano daugelis? Bet pati pradžia yra gera. Tai va. Žodžiu, o dabar važiuojame į Panevėžį. Tai va, žodžiu, esam Panevėžį, užšoksim pakapoti maistelio. Ir šiandien didžiausias planas yra nuvažiuoti į Vilnių, parsivežti boksmaišius, parsivežti laikiklius, dar gal kažko. Nes jau kaip visi žinot, Panevėžį bus kaip bokso salė, tad renginėjam ir manau, kad kai pasirodys šitas video, galvoju, gal pasirodys kokį penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, tai jau salė turi būti pilnai įrengta. Negalim taip. Nu va, esam Vilniuje, Fighterį. Tvariam boksmaišių, šiaip keista, nes Lietuvoj, kad nusipirk dabar ir vietoj boksmaišės, buvo tik Fighter Shop'e Vilnių, niekur daugiau kitur nebuvo. Nu, Tai tu man pabūk geriau. aš tai nenoriu, blėt, iš ten jėgą rytą dariau pyzą. Prasideda geriau. Nenoriu, aš noriu tau padaryti, aš noriu pažiūrėti. Jo, ir po to po šitą. Atgal du, atgal du. Dai, palitai. Ir žiūrėk, atgal du. Ir tada čia, padedu rankytę čia, mušą. Bam ir tiesas. O. 1, 2, 1, 1, 2. Tada 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3. 3. Bam. Tada atgal. Bam. Atgal. Bam. Sakyškai čia. Paprastai, čia. Da. 1, 2, 3. Sorry, dar. Давай, давай, по šitą. Bam. Viskas tik kaip buvo. Da. Čia to įsivedė, pradedu, prikis nebugai.
Tai va. Greičiausiai būtų EA, ne? Arba PCA. Bet EA, manau, aš praeitą kartą gėriau EA. Tai pasimčiau EA, elektrolitai. Magnio būtinai reikia, nes labai raumenis traukia, tai kad netrauktų. Ir ko dar gali reikėti. Gerai, tai pradžią žiūrim dabar nuo E. Tai žiauriai gerai kažką tokio lengvo, kad nebūtų, kad širdės nepermušinėtų, bet tokį viso laikas dirbti. Žinai, kad būtų toksai laikas dirbti, nes dabar ateini, noris dar 10 minučių pasėdėti, kad, žinai, ryte ant fotelio, kad... Jo, bet nenori, kad būtų žiauriai... Bet nenori, kad... Kad baigtis treniruotę. Nenori, kad baigtis treniruotę. Gerai, dėl šito varianto reikia pagalvoti. Aš dabar neatsimenu. Jo. Taip, ir... Ką? Projektas. Jo, projektas. Nu, ką žinau, jo, Aš irgi pats Kažką padarėm. Kai pradėjau eiktus. Tai, žinai... Pasportuota, prevarkauto pagalba, bet ką, čia yra sena maikė mano rėmėjų, tai va, jeigu norėtumėt būtent tokios maikės ir tapti mano rėmėjais, sponsoriais šios kovos, tai parašykit man ir sutarsim. Into the world. This is Dance UK. Молодец. Mes surasim sunkia svorių tau ir tu šoksi į kur? Blet, kovot kur? Į ringą šoksi? Nu davai, daryk kitą. Jo, tai žodžiu, važiuoju į salę vėl, ką norėjau pasakyti, kad greičiausiai vakar, kai sakau, kad darysim vlogus, galvoju, kad čia viskas bus achujiena, kad čia kažką daug parodysiu ir taip toliau, galbūt ir parodyčiau, bet negaliu rodyti, nes pavyzdžiui, mano gyvenimas apart sportų yra šūdinas ir šūdinas tikrai žodžio prasme. Ok. Kai važiuosiu Panevėžį, galėsiu nufilmuoti salę, kažką turiu sunuomot Panevėžį gyventi, galėsiu parodyti savo gyvenimą, kaip darausi valgyti pats, kaip kažką tą, all good. Bet pavyzdžiui, šiandieną realiai nieko nėra ką parodyti. Atsportavom 2 valandą, virš 2 valandų realiai atsportavom. Tada važiavau paskiepyti šuniukus. Tada prieš tai dar numaudžiau šuniukus, tada važiavau paskiepyti šuniukus, tada parvežėm namo šuniukus. Tada valiau šuniukų šūdus, kurie yra mūsų tokiam voljeriuke namų. Šveičiau ten viską ir tą darau kiekvieną dieną ir pagalvojau, kad iš tikrųjų atrodo galėtum parodyti iš tikrųjų tikrą gyvenimą šunų ten ir negali. Nes tuoj tave nubaus kas nors.
veterinarinės dirba taip, kad tave baust, maisto ir veterinarijos įstaigos. Ir pavyzdžiui, aš galiu, daleiskim, iš nakties viską sutvarkyti, pašer šuniukus, jie ten prišiks, tada ryte pamaitinsiu, jie vėl prišiks. Ir tada grįžęs iš salės, nufilmuosiu, kaip aš jos valau ir mane nubaus dėl higienos kokios nors taip. Nes taip yra, nes nežinau, kiek iš jų yra veisėjų, kiek iš jų turėjo vienu metu, pavyzdžiui, dalesim, kaip mes 13 šuniukų, kiek. Nemanau, jie tiesiog baigė, palieja vadovėlį, baudž visus. Ir mes Urtą pasitarėm, kad negalima tokių dalykų filmuoti. Ir ką filmuoti, kaip šūdus valai. Tai vat, mano visas gyvenimas dabar jau antras mėnuo yra toks. Sportai, šūdai, sportai, miegs. Dar pavalgau, uraganėlį pabučioju. And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart really feels. O, jėtų, rytą sportavom, net nepafilmavau, nes buvo iš tikrųjų baisiai sunku viskas. Per jėgą darėm, nuvažiavom į Panevėžį. Jėgą darėm per jėgą, per skausmus, belė kokius. Tada nuvažiavom į Panevėžį, pavalgėm, nuvarėm iki salės ir dabar pasiėmėm mikrą ir varom į Šiaulius pasimti tų, kaip jie vadinas, duris. Ir vėl į salę. Nem. Labai geriau, nes, ne? Labai gerai, o. Nu ką, pasportavom. Vakar šiaip nieko nefilmavau iš salės, nes buvo ryte visiškai bloga nuotaika. Tiesiog atsportavom ir išvažiavom į Panevėžį. O šiandieną nuotaika geresnė ir viskas iš karto yra geriau. Pavalgyt. Šiaip yra iškelti 2 tikslai. Principė. Biški salę apsitvarkyti. Ten dirba žmonių, bet reiktų biški sudėlioti jam taškus ant jį. Darbus. Kad greičiau, nes nuo pirmadienio aš jau noriu startuoti su grupiniam treniruotėm, kurios vyks dabar 6 valandą šiai dienai. 6? 6? 6. 5 gal. Pradžiai gal 5, paskui žiūrėjau. 5. Jo, pradžiai 5. Pirmą savaitę gal 5 valandą bus. Nu tai va. Ir tada man reikia įsinuomoti chatą kažkokią. Esu nusižiūrėjęs tokį namuką. Buvau dar vieną namuką nusižiūrėjęs, bet išsinuomavo jau jį, išnuomots. Bet dar gal kokių būtų skelbimų pažiūrėsiu. Šiaip būtė gerai gyventi, bet aš kaip pratęs prie namo, aš norėčiau taip išeiti į kiemą, kavytės atsigerti ir turėti tokį savo private vietą, kur niekas nieko nemato. Bet tada susiduriu su komplikacijom, nes mano byla baigta, nuosprendžiai paskelbti, apylinkės teismas bylą uždarė ir, pavyzdžiui, mano bet koks skundas dabar jau keliauja apeliacinė? Apygarda, bet tai yra apeliacinis, kaip vadinas tas žodis. Vilniaus. Skundas, apeliacinis. Vilniaus.
Taip. Apygardos teismas. Taip, apygardos. Tai žodžiu, tai dabar yra nei apylinkės, nei apygardoj, ore kažkur. Ir, pavyzdžiui, man dabar reikia skubiai pakeisti gyvenamą vietą. Nu, neskubiai, per savaitę laiko. Aš net neturiu kam išsiųsti laiško, nes siunčiau prašymą į apylinkės teismą. Apylinkės teismas sako, kad mes bylą uždarėm ir ją siunčiam į apygardos. Tada skambinė apygardos teismas sako, mes dar nieko negavom, o kai gausim, tai dar kol paskirsim teisėjus, kol ką, kol ana ir žodžiu. Tai esu tokio biški žinojų situacijoje, nes jie gyventi jau Panevėžy, o kam pranešti, kaip pranešti, net neįsivaizduoju. Čia bus įėjimas, žinot, persirengimo kambariai. Vienas tik persirengimo kambarys. Tada čia bus dušas. Trapai, nuolydžiai va padaryta. Senikė, pum. O įėjimas visas bus čia. Pilnai į salę įėjimas bus čia. Ne pro ten tas duris, o pro čia. Atėjai. Tualetai, dušai, kriauklytė, pum, batam susidėti, persirengimo kambarys ir tada įeini į salę. Tas kampas. you.